Amačiau ją, lėlių dasys, papintuvė. Ernesta, viskas gerai. Bėk, pabėk, pabėk, bet varyk sienas. Pabėk, pabėk, pabėk. Kodėl? Nudainuok. Kodėl žmogus savo pasakė, kad nedainuos ir nedainuoja? Pabėk, pabėk. Žemyn, kambaros esu, 1, 2, 3, 1. Vėjas plaukus kutena, kai spaudžiu aš pedalą. Važiuoju, kur širdis nuveš. Vežu daninus. Žiūrėkit, nereikia daugiau, gerai? Nesinervinkit ir neverkit, gerai? Okei. Ernesta, ne bėda. Jūs nesinervuokit taip stipriai, gerai? Nervuoju. Jūs nesinervuokit. Viskas okei, viską suprantam. Ernesta, taip būna. Žinokit, man irgi yra buvę taip scenoje, žinokit, ne kartą. Man irgi. Ir tai yra normalu, nieko čia baisaus. Ačiū Jums. Taip Jo, tikrai būna ir mes jūsų neketinam nei kritikuoti, nei kaip nors gąsdinti, tik tai labai prašom išsinešti šitą patirtį dalyvavimo Lietuvos talentuose ne kaip blogą dalyką, o suraskit toje patirtyje ir ką nors gero, ką aš galiu jums pažadėti, kad mes užkursim aplodismentus ir jūs išlydėsim kaip nugalėtoją. Ačiū Jums. Ernesta, jūs esate šaunuolė, kad atėjote ir jūs mums dovanojote emociją, kur mes kiekvienas iš mūsų, tiek Marijus, tiek Inga, tiek aš, prisiminėme patyrę. savo kartą, kai mums, patikėkite, yra buvę baltas lapas. Vienas iš nemalonesnių reikalų, kurį gali patirti scenos žmogus. Žemės lysta, karštis muša, baltas lapas. Bet žinokite, mes jūs labai palaikom, jūs esate šaunuolė ir labai ačiū, kad atėjote Ačiū Jums Lietuvos labai už talentus. Jūs viską. šaunuolė. Ačiū, Ernesta. Dėkui Jums labai.